Sveiki atvykę į MaxBill sistemos prisijungimo puslapį, kuriame vartotojas gali įvesti savo prisijungimo duomenis ir pasiekti tam tikrą programų rinkinį. Dabar pereikime prie klientų aptarnavimo modulio, kuriame MaxBill gautinų sumų paketas yra integruotas su kitomis klientų informacinėmis sistemomis ir apima specifines finansų valdymo funkcijas, tokias kaip kasininko sesijos valdymas, tiesioginio debeto procesas, mokėjimų susitarimai, skolų išieškojimo procesai ir eksportas į bendrąją buhalterinę apskaitą. RR modulis suteikia išsames galimybės priimti mokėjimus, tvarkyti klientų likučius ir valdyti skolas. Prisijungus vartotojai gali pasiekti procesų skirtuką ir kasininko sesijų sąrašą. Iš čia mes galime detaliau peržiūrėti sesiją ir matyti visus mokėjimus, įskaitant mokėjimo būdus, sumas, banko sąskaitas ir visus gautus mokėjimo sąsajos duomenis ar nuorodas. Pavyzdžiui, SIPA mokėjimai yra matomi kaip pavyzdys. Be to, galima sugeneruoti PDF ataskaitą, kurioje detaliai pateikiami mokėjimai ir klientai, kuriems jie buvo priskirti. Jei klientas nebuvo atpažintas paskirstymo metu, tokie mokėjimai lieka nepriskirti kasininko sesijoje, kol vartotojas jų nepriskiria rankiniu būdu. Tuomet galime pereiti į AR ekraną konkrečiam klientui. Čia galime matyti sąskaitų ir kvitų sąrašą. Kiekvienam kvitui rodomos tokios detalės kaip kvito suma, data, suma po paskirstymo ir mokėjimo nuoroda. Taip pat galime matyti kiekvieno mokėjimo ar kelių mokėjimų susijusių su kvitu detalės. Taip pat galima peržiūrėti kliento sąskaitos išrašą už iš anksto nustatytą laikotarpį. Mokėjimo būdų, tokių kaip tiesioginis debetas, nustatymas gali būti konfigūruojamas skiltyje atsiskaitimo atributas. Sistema nustato kliento banko duomenis ir saugo įgaliojimų istoriją. MaxBill AR modulis siūlo platų galimybių spektrą skolų valdymo susitarimams tvarkyti. Pavyzdžiui, galima nustatyti fiksuoto tiesioginio debeto mokėjimo planą arba mokėjimo susitarimo mokėjimą. Peržvelkime mokėjimo susitarimo mokėjimo planą. Galime pasiekti mokėjimo planų valdymo ekraną, kuriame galima taikyti filtrus ir peržiūrėti sistemoje galimus mokėjimo planus. Čia matome tokią informaciją kaip kliento vardas, kliento tarifas, mokėjimo plano terminas, pradinė įmoka, likutis, mokėjimo plano pradžios ir pabaigos datos bei kitas suplanuotas mokėjimas. Iš mokėjimo planų valdymo ekrano galime pereiti į kliento lygį ir matyti konkretaus mokėjimo plano detalės, atliktus suplanuotus mokėjimus bei suplanuotus mokėjimus, kuriuos dar reikia atlikti. MaxBill AR modulis palaiko finansinių operacijų atliktų sistemoje eksportą į bendrojo žurnalą įrašus pagal sukonfigūruotus GL kodus. Sistema pateikia išsamų galą ataskaitą už iš anksto nustatytas datas, taip pat galima tiesiogiai iš AR ekrano peržiūrėti atskirų finansinių operacijų įrašus, įskaitant sąskaitos faktūros GL ir kvito GL įrašus. MaxBill AR modulis leidžia konfigūruoti ir valdyti skolų išieškojimo procesą. Šis procesas veikia fone pagal iš anksto nustatytas verslo taisyklės, BPMN procesą, kasdien perkeldamas esamus išieškojimus į kitą etapą ir automatizuodamas skolų priminimus bei klientų informavimą pagal pasirinktus kanalus. Vartotojas gali peržiūrėti visas aktyves išieškojimo bylas skolų išieškojimo valdymo ekrane. Pritaikius filtrus galima rasti konkrečias išieškojimo bylas, o vartotojas gali pereiti į kliento lygį, kad gautų detalesnę informaciją. Be to, vartotojai gali pasiekti specialų verslo procesų valdymo modulį, kuris leidžia atlikti veiksmus vykstančioje išieškojimo byloje, pavyzdžiui, pakeisti mokėjimo terminą ar atšaukti procesą. Tai buvo trumpa MaxBill gautinų sumų paketo apžvalga. Ačiū.